Serialą kriminalistai rekomenduoja Lietuvos policija. Stok į policiją. Įrodyk, ką gali. Lietuvos policija. Ginti, saugoti, padėti. Ne, turbūt ne. Jūs skyriaus valdytoja. Taip. Užsidėkit, padėsit mum. Mes nežinom pastato plano. Atidaryk pagrindinį seifą. Ką tai reiškia? Užsičiaupk durą ir vesk prie seifo, supratai? Atidaryk. Prašome tenai dabar neeiti. Ten vis dar dega PVC apdaila. Mes važiuojam pasiimti specialių gesinimo priemonių. Banko valdytojai išėjo per galinį išėjimą, jinai tuoj ateis, supratot? Taip. Kine. Kur? Gerai supratau, kaip ten greičiausiai patekti. Ir ten į kairę. Gerai supratau, važiuoju. Reikia išeiti. Taip, reikia važiuoti. Nepamatysiu iki galo. Tu paliks mane čia. Kažkas turi man papasakoti pabaigą. Gerai, reikia paskambinti. Sveikas. O, ačiū. Nu tai ką, mergą vieną kinę palikai? Ne, ten dar keletas žmonių buvo. O tai kaip kinas įdomus, ar iš vis galinė eilė sėdėjote ir ten kažką? Geras kinas, kriminalinis. Tu kam tu pinigus leidi, galėtum čia atsivežti, va, iškart įspūdis garantuotas. Su manim supažindintum, žalį pristatytum. Daug plėpė, bet įrodai pasakojai. Banko valdytoja buvo priversta atidaryti seifą. Mirė nuo to žaizdos?
Greičiausiai taip, bet tik po skrodimo tiksliai žinosim. Žiūrėk, ten dar kupiūra viena liko. Pasimk ant alaus turėsi. Pats pasim. O žmonėms nepasirodė keista, kad gaisrininkai taip staiga susiviniojo šlangas ir dingo iš čia. Ai, tu žmonės tiki viskuo, ką jiems pasako įvykio vietoje esantis gaisrininkai. Klausyk, geriausias bairis. Atvaro po 5 minučių tikri gaisrininkai. Žmonės stovi, susiėmė už rankų, sako, ne, neįleisim į vidų, ten PVC danga dega, ten uždusit ir panašiai, laukiam tikrų gaisrininkų. Nu, žodžiu, nesąmonė, tokia cirkas. Jo, gaisrininkai plėšia bankus, pasaulis rytasi žemyn, nieko negalima pasitikėti. Apsauga? Nu, ką apsauga, keli tokie. Tuntas kamerų. Reikės visas peržiūrėti. Nuo čia gaisras? Spėju, kad taip. Po pirminės apžiūros galiu pasakyti, kad tai buvo kažkoks labai degus skystis. Na, daugiau pasakysiu po laboratorinių tyrimų. Tai gal benzas? Ne, kažkas labiau efektingo, kažkas, kas degė labai trumpai ir labai stipriai. Kaip matot, žalos jokios, o efektas didžiulis. Kiek laiko saugomi kamerų įrašai? Apie mėnesį. Broliukas, kokį ilgą filmą tek žiūrėti. Tai nieko, bus proga savo naują draugę pasikviesti. Gerai, jokauju, Brigitai duosim pažiūrėti. Na ir kaip filmas geras? Kodėl man visada pats neįdomiausias darbas? Todėl, kad esi geriausia. Esi kantri, pastabi, graži, supratinga, kantri, graži. Tu būsi gražiausiais nagais. Toliau vardinti tavo privalumus, ką? Gerai. Taip, čia yra sąrašas žmonių, kurie per pastaruosius 3 mėnesius atidarė sąskaitą šiame banko skyriuje. Mane domina visi besisukiojantys aplink šiukšliadėžę. Noriu atskiro įrašo su visais besisukiojančiais aplink šiukšliadėžę ir kad ekrane matytųsi jų pavardės. Pajėgsi? Žinoma. A, ko vynugių nevalgai? Nemėgsi? Ai. Tai aš pasūsiu tau, gerai? Ačiū. Surinkau duomenis apie visus buvusius ir esamus gaisrinės darbuotojus, kurie nuėjo tarnauti tamsiosioms jėgoms. Visi sėdintys, sėdėję arba įskaitui. Yra keli įtartini tipai, patikrinsiu po vieną. O kaip žmonių iš banko parodymai? Kaip žinai, kaip žaliais pildo ataskaitas. Bet sakė, to surašys ir atneš. Klausyk, tu gal po to ir man tą savo pedikiūrą padarysi, a? Čia ne pedikiūras, čia manikiūras. Pedikiūras kojom daromas, jeigu ką. Tai aš po tavęs užsirašysiu. Mano nagai irgi negražus. Beje, gavom pranešimą, kad pavogtas gaisrinės automobilis. Kur? Trakuose. Tai gal aš ten galiu nuvažiuoti? Ne, nuvažiuosiu aš. Bereikia užsukti į lavoninę. Ai, o gal tu nori lavoninę užsukti? Nori. Oi, kokia tinginė. Gerai, iki. Smūgis buvo tikrai stiprus. Nežinau, kažkokio bukų daiktų. Bet nuo to jį neteko sąmonės. Ūmus kvėpavimo nepakankamumas. Tai uždūso vadinasi? Sirgo plaučių emfizema. Manau, kad nuo ilgalaikio rūkymo. Tai gal niekas jos ir nenorėjo nužudyti? Greičiausiai. Klausyk, tai visai jokių grumtinių pėdsakų, nei smūgių, žemiau, nei įbrėžimų, nieko. Visiškai nieko. Panašu, kad jos niekas ir nenorėjo nužudyti, norėjo tik apsvaiginti. Nesitikėjo, kad moteriškė gali žūti nuo dūmų. Profai? Tai panašu, kad policijai žinomi. Nesijaučia skirtumą tarp plėšimo ir nužudimo. Pala. Va, žalys atlikė su kažkokiam naujienom. Gerai, aš važiuoju į Trakus. Klausyk, rado tą gaisrinę, stovi miške prie sudervės, aš ten nuvarysiu, gerai? Gerai, klausyk, tai ten ir susitinkam, o į Trakus jūs Brigita. Tegul gražuolė prasivėdina.
Yra čia kas nors? Labą dieną. Ko ieškot? Aš iš policijos. Noriu pasikalbėti dėl pavogto automobilio. Sveikas, ką turim? Kažkokie vaikėzai važinėjo su keturačiais į radą. Pati mašina švari, jokių mikropėdsakų, jokių atspaudų. Ir kabinai gaiviklio pripurkšta, kad neįmanoma būtų. Gerai, ieškot viską aplinkui. Sorry, kamščiai. Sveikas, bent kartą atvažiavau pirmas. Nu, ką turim? Sako, kad nėra jokių pėdsakų. Ir kvapu aštrių pripurkšta, kad nieko nerastumėm. Tai vis dėlto profai. Tai panašu, kad iš mano banko plėšimo ir gaisrininkų darbo. Mėgėjai taip nesugalvotų. Nu, ta mašina, jinai absoliučiai neveikia. Jai reikėjo kapitalinį remontą daryti. Mes padarėm tą remontą, liko perdažyti tik tai. Nu ir man sakė, kad aš nuvaryčiau ją į kitą garažą dažyti. Aš išvažiavau, uždaryti duris, galvoju, garažo. Išlipau ir man per galvą kažkas tik hopt ir dar maišą užmetė juodą ant galvos. Kas jums trenkė per galvą? Nu ką aš žinau, kas trenkė, gi nemačiau. Sąmonę praradot? Gal... Nu taip juoda akyse pasidarė. Bet galva tai sveika? Nu, o va čia va, pažiūrėk, guzas koks. Gerai, tikiu. Pažiūrėk. Tikiu. Nu, daktaras sakė, kad beveik smegenų trenkimas. Gerai, trenkė per galvą, kas toliau? Nu kas, mašiną nuvarė. Ir dabar nori mane už tai baust, atseit, kad... Nu, aš taigi nieko nepadariau. Tai jūs tikrai nieko nematėt? Nu, visiškai nieko. Byla atrodo visai nesudėtinga, gan paprasta. Turime 4 vyrus, greičiausiai nemėgėjai, greičiausiai jau bausti, tarp kurių yra gaisrininkai. Na tai susiaurina mūsų paieškų ratą gerokai, ar ne? Jau gavau sąrašą visų gaisrininkų, kurie yra mūsų įskaitoje arba sėdėję. Nu, žinoma. Bet mane dabar domina tik tai vienas dalykas. Vis dėlto, kaip kilo tenai tas gaisras? Va čia ir turime vieną problemėlę. Jau peržiūrėjom beveik visus banko kamerų įrašus. Gaisras prasidėjo nuo šiukšliadėžės pagrindinėje salėje. Tik visa bėda, kad dėl labai aukštos temperatūros iš tos šiukšliadėžės nekažinkas ir teliko. Kažkas turėjo mesti kažką degaus į šiukšliadėžę. Kas? Banko tarnautojai, klientai, apsauga. Ir kaip jį užsidegė? Laboratorija vis dar tyria tai, kas liko iš šiukšliadėžės ir to, kas buvo viduje. Absoliučiai kol kas nieko patys nežinom. Na, o kameros ką rodo? Šiukšliadėžė stovi tokioje vietoje, kur ją labai dažnai užstoja klientai nuo kamerų ir nekažinką ir matome. Ką dar turim? Labadiena. Aš apklausiau gaisrinės vairuotoją, tai jisai sakė, kad automobilis nenaudojamas, jisai tik tai išvarė jį perdažyti. Ir kai išvarė perdažyti prie garažų, jisai buvo užkluptas, sumuštas, ant galvos buvo užmautas maišas, kad nieko nematytų ir taip pavogtas automobilis. Čia aš turiu visų gaisrinėje dirbusių pavardės, tai vienintelis vertas dėmesio man pasirodė Martynas Zaleckis. Jisai dirbo labai trumpai, išmestas dėl alkoholio. Ir kodėl jis tau pasirodė vertas dėmesio? Nes jisai vienintelis yra baustas. Kelis kart sėdėjo pirmą kartą po poros metų, kai buvo išmestas iš darbo. Jis yra tavo gaisrininkų sąraše. Zaleckis? Va, Martynas Zaleckis. Tai ką, vadinasi, mums reikia kuo greičiau susipažinti su Martynu Zaleckiu, taip? Taip. Lik čia. Tavo ginklas. Сложной комбинации рисковый игроки. В этой разновидности бильярда нет луз. Кто сможет просчитать ситуацию на несколько ходов вперед? Трехбортный карамболь. Мастерс. Čia švaru. O dieve, čia Zaleskis. Sutemo maždaug prieš 3 valandas, anksčiau nebūtų šviesos degęs. Prasilenkim. Iš kur jūs žinot, jį galėjo nužudyti vakar už vakar? Dar šiltas. Kviečiu ekspertus. Taip, eini su kaimynės pasišneki.
Sakė, kaimynai nieko negirdėjo, tik tai teliko garsą. O šiaip tai sakė, Zaleskis buvo gan triukšmingas, visokė tūsai, plotai, vakarėliai. Tusovčikas Zaleskis. Au. Kažkas tokio. O, Mariau. Au. Čia kitas pačias. Tai ką, mūsų mažė nors kartą kažką gerą bylai padarė, Bet kam jiem reikėjo jį nužudyti? Nu kaip tai kam? Jeigu reikia babkės dalintis iš banko į 4 dalis, kam jas dalintis į 4 dalis, jeigu galima į 3, o kartais ir dar mažiau? Klausykit, reikia sužinoti viską apie tą Zaleskį. Ką veikia, su kuo miegoja. Bet šiandien jau vėloka turbūt yra, ne? Blaškytis po miestą. Kodėl vėloka? Šiaip viskas įmanoma. Tai va, Zaleskis turėjo pravardę Storas, iš esmės tik tai tokiu vardu ir žinomas. O paskui prasidėjo jo karjera. Metus nemokėjo elementų, vagystės, prekyba pavogtais daiktais. Dėkui. Nekartą sėdėjo, paskutinį kartą 3 metus Pravieniškėse. Buvai pas jų žmoną? Jo, sakė, nieko net nenori girdėti apie jį. Jokių draugelių nepažįsta, bet kai kartu gyveno, girdėdavo tokias pravardės kaip Guma, Arklys, Čiurlionis, o su Arkliu buvo net susitikę kelis kartus, sakė, draugeliai buvo. Guma žinau. Apie Arklį irgi kažkas pasakojo, kad su Storu trenijuosi. Žinai tai? Nieko negirdėjau. Bet tai čia visiškas smulkmėja, tik degtinė ir užsiimdavo. Apvogdavo, ką nors parduodavo ir vėl šnapsis. Žinai, kas man keisčiausia? Kaip jie vieną rytą atsibudo ir sako, davai apiplėšiam banką. Kažkoje nesąmonė. Ne, patys to negalėjo sumastyti. Ir reikia aplankyti tą Arklį, tą furmaną. Naujininkuose gyvena. Po kavos gerai? Gerai, geriam krūtam. Sveiki, vyrai. Atnešiau jums iš tyrimo skyriaus vaikino ataskaitą. Aš daviau jiems paanalizuoti banko įrašus. Tuos, apie kuriuos kalbėjome. Nes kažkam reikia ramiai peržiūrėti. Jūs tai ramybės neturit. Ten nieko ypatingo, bet porą dalykų tai reikia atkreipti dėmesį. Kas čia vyksta? Turbūt pranešė apie tą žmogžudystę naujininkuose. Naujininkuose kokią žmogžudystę? Ką, tau darbo per mažai? Leis kitiems veikti. Kur žalys, kas čia vyksta? Lavonas naujininkuose. Kieme, galvoj skylė, radom Jurgio Furmano dokumentus. Jis dažnai lankydavos pas mus. Furmanas? Važiuojam, furmanas negyvas. Krūtam! Jei nori kavą pabaigti. Galima, važiuojant, pavartysim. Tai ką, taip išeina, kad tas banko apiplėšimas dar tęsiasi? Bent jau grobio dalybos tikrai dar nesibaigė. Kolegos iš tyrimų skyriaus visai nemažai žiūrėjo tose kasetėse. Čia yra visų asmenų, kurie besisukinėjo aplink tą nelaimingą šiukšliadėžę pavardės. Tai reikia visus apklausti. O, maitinimas. Maistą į banką tiekė firma Jonuko virtuvė. Reiktų ir juos patikrinti. Šiukšlininkai iš ryto atvažiavo vežti šiukšlių ir rado. Sakė, nelietė. Mūsiškiai apieškoje rado vairuotojo pažymėjimą ir asmens tapatybės kortelę. Jurgio Furmano vardu. Čia netoliai stovi jo mašina, vos paėjęs keli žingsnius gavo kulką į kaktą. Kas nors girdėjo, šūvį, riksmus? Mūsiškiai jo apklausė. Atrodo, guli čia kelias valandas, vadinasi, nužudytas naktį. Taip, jis turbūt grįžo į namus. Jis čia prie pat gyvena. Raktus turėjo? Taip. Ko būtent ieškosim? Bet ko?
Ei, radau. Jonuko virtuvė. Čia ta pati kaip bankė. Kažkas įmadėlėtis. Štai, ką mes radom banko šiukšliadėžiai, mechanizmas gana paprastas ir primityvus. Mobilusis telefonas, užtaisas, keli laidai, kaip visada skambutis į telefoną, elektros impulsas eina per laidus, uždega sprogdiklį ir kabunkšt, daug dūmų. Ypatingo techninio įsilavinimo tam nereikia, ar ne? Na, nelabai. Ir puikiai telpa į maisto dėžutę. Jonuko virtuvė priklauso Jonui Kučinskui, jau 4 metus to užsiema, atrodo neblogai prasisukęs. Geras ir pigus maistas į darbo vietą, bent jau taip skelbės. Sėdėjęs, už tai, kad sukėlė avariją būdamas neblaivus. Gavo 5 metus, atsėdėjo 3, bet čia nesmė, pasiskambinau į Pravieniškės. Pasirodo, šitas mūsų Kučinskas sėdėjo vienoj kameroj su Martynu Zalėskiu, pravardę Storas, ir Jonu Furmanu, pravardę Arklys. Vadinasi, mūsų nušautaisiais. Prašau, kad trukdau, bet aš dėl to padangos atspaudo, kurį radome miške prie gaisrinės automobilio. Prisimenat, inspektorius? Prisimenu. Ir padarėme padangos liejimą to automobilio iš naujininkų, kuris priklausė Furmanui. Jie sutampa. Tai ką, imam Jonuką iš virtuvės? Matyt taip. Kur ras direktorių Kučinską? Nu, tam. Ponas Jonas Kučinskas? Klausau jūsų. Mes iš policijos, reikia pasikalbėti. Kokiu klausimu? Ne čia, pas mus. Tai jūs mane suimat? Ne, tik sulaikom. Rengiamės, einam. Kada paskutinį kartą matei Storą? Buvom susitikę gal porą kartų atsitiktinai. Taip pat atsitiktinai nusprendėte apiplėšti banko, po to taip pat atsitiktinai tu jį nušovei. Nesuprantu, apie ką jūs čia kalbate. Tai patylėk, nes tu suprasi. Arklį, kada paskutinį kartą matei? Leis priminsiu, šiąnakt, taip? Išėjęs iš kalėjimo, arklio aš nebuvau sutikęs. Meluoji. Šiandien radom tavo sušikto maisto pakuotę pas jį bute. Kiekvienas gali užsisakyti mūsų maisto į namus ir išvežiotojas jam pristatys. Jūs taip pat galite paskambinti Jonukui. Kokį tu čia šūdą man trinėjai, Jonuk? Tavo bendras kameros užsisako tavo maisto, tu nieko nežinai? Na, aš neprivalau žinot visų. Patylėk! Ir nešokinėk ant ragų, nes čia niekas nešokinėja. Tarp vidurnakčio ir 2 valandos kur buvai? Aš jau sakiau. Ir dar kartą pasakysi, ir dar kartą, ir tiek kartų, kiek aš tavęs paklausiu. Tarp vidurnakčio ir 2 valandos kur buvai, neaiškus klausimas. Buvau bare Piramidė, koks 100 žmonių mane matė. Kelintą valandą išėjai iš baro Piramidė? Apie 3 valandą. Pistoletą kur paslėpei? Man atrodo, Marius persistengė. Nieko, reikia Jonuką šiek tiek prispausti. Vyriškas pokalbis dar niekam nepakenkė. Tai kur buvai antradienį tarp 15 ir 18? Šį antradienį? Ne, tada, kai buvai jaunas ir gražus. Už banko apiplėšimą gausi 10 metų. Plius valdytojos nužudymas. Plius bendrininkų nužudymas. Iki gyvos galvos, ar ne? Geriausiu atveju 20 metų. Tai gal baigiam juokelius, gerai?
Nebuvau aš tame banke. Nebuvau. Kas sako, kad buvai? Dalyvavai, gal net suplanavai. Tau užteks, kad likusį gyvenimą praleistum zoną, ar ne? Antradienį aš visą dieną buvau kontoroje. Daug žmonių galės tai patvirtinti. Neįklampinsit manęs. Pabandysim. Ką tik radom trečią lavoną. Kur? Iš Neries ištraukė. Gerai, Brigita, tu lieki trašai Kučinską. Tik tai ramiai, gerai? Klausinėje ten apie firmą, išvežiotojus, darbą su bankais. Nuramink, gerai, važiuojam. Varom. Maždaug prieš kiek laiko miręs? Atrodo neseniai. Kelios, daugiausiai 14 valandų. Tai naktį? Matyt. Krūtinės lastoj 2 šautinės žaizdos. Viena kulka širdį persvaidė kiaurai. Reikia vežti į srūdimą. Žinom, kas toks dokumentus turėjo kokį? Ne, nieko neturėjo. Vaidai, portretą padarai? Turiu. Tai siūsk man į paštą greičiau. Okay. Blėm, buvo jaunas bičas. Manai, kad čia trečias gaisrininkas. Tiesą sakant, jokia kita mintis kol kas neateina į galvą. Gerai, važiuojam. Žinai, šitoj byloj, kuo toliau, tuo mažiau iš vis kažką pradedu suprasti. Jonukas Kučinskas. Jo vaidmuo šitoj byloj koks? Sugalvojo ir suorganizavo apiplėšimą. Galvotas tipas. Daug protingesnis negu kiti gaisrininkai. Gerai. O kas tada žudo? Nes Kučinskas alibi tai turi. Tu atsimink, kad dar neturim 4 gaisrininko. O jeigu šitas, kur mes radom, iš vis ne gaisrininkas? Jeigu jis su mūsų byla, pavyzdžiui, nieko iš vis neturi. Jeigu. Va tai ir turime išsiaiškinti. 12-14, 303. Klausau. Jau padaryta kulkų rastų Martyno Zaleskio pravardės Toras ir Jurgio Furmano pravardė Arklys kūnuose balistinė ekspertizė. Šauta iš to paties ginklo. Kalibras 12 mm. Jums tuoj atveš dar vieną lavoną su kulkom. Padarykit lyginamąją analizę ir rezultatus kuo greičiau mums pristatykit. Mes galvojam, kad gali būti šauta iš to paties ginklo. Labą dieną. Norėtumėm pasišnekėti. Taip, prašom. Šitą vyrą pažįstat? O Dieve, kas jam atsitiko? Nusiraminkit, kas jis toks? Čia mūsų buvęs darbuotojas Tomas Saronas. Gal žinot, kas galėtų mums surasti jo bylą? Taip, prašom, aš parodysiu. Ateikit. Surasit. Pabandysiu. O sakot buvęs. Kodėl jis pas jūs nebedirba? Jį išmetė iš darbo. Apsivogė. Ir dažnai pas jūs taip nutinka? Oi, ne. Išmetė tik jį ir jo draugelį. Ką tokį? Mykolas Siudinas. Jie kartu vogė? Taip. Gal ir jo bylą surastumėt? Jeigu dar turite. Gerai, pasistengsiu. Kaip ten Jonukas? Ištraukė ką nors? Ne, su apiplėšimu neturi nieko bendro, nieko apie tai nežinau. Viskam turi geležinius alibi. Atvirai kalbant, atrodo, sako tiesą, bet turiu dar kai ką. Palauk, mes irgi turim kai ką. Taip, reikia patikrinti duomenų bazėje. Mykolas Siudinas, dar žinomas kaip Siuda, turėtų būti teistas. Mane domina kur, su kuo ir už ką sėdėjo. Aišku, ir visi kiti dalykai irgi domina. Iš kur jūs apie jį žinote? Aš apie jį kai tik ir norėjau jums pasakyti. Turim daktiloskopijos rezultatus iš storo buto ir būtent ant durų ir rankenos rasti Siudo piršto antspaudai. Aš turiu viską čia apie jį. Kur sėdėjo? Pravieniškėse kartu su Kučinsku ir tais tipo gaisrininkais Toru ir Arkliu. Dabartinį adresą turi? Volungės 3417. Supratau. Gerai, būsim už 20 minučių. Pastiprinimo laukiam. Gerai, iki. Turim 4 gaisrininką. Siuda? Tik ką jis ir žudo? Panašu, buvo storobutė. Be to, tik jis mums ir teliko. Gerai, važiuojam. Sveiki. Torbutė.
Švaru. 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 Tai pala, kas vis dėlto atvedė jūs iki tos siūdos? Įvykių grandinė, taip pavadinčiau. Ir piršto anspaudai pirmo nužudytojo bute. O be pėdsakų turite dar ką nors įdomesnio? 3 lavonus nušautus tą pačią naktį tuo pačiu ginklu. Ir daugybė įrodymų, kad tie 3 tipai 14 valandų prieš savo mirtį persirengę gaisrininkais apiplėšė banką. Tau mažai? Viskas vyksta labai greitai, dar neturim visų pėdsakų analizės, piršto atspaudų ir nespėjom apklausti visų 3 žmogžudysčių liudininkų. Bet viskas įvyko tik vakar. Tai anot jūsų žudo 4 gaisrininkas? Mano versija tokia. 4 gaisrininkas Siuda buvo visų jų vadas. Jis viską sugalvojo, suplanavo, užverbavo draugelius iš zonos. O paskui, kad nereikėtų dalintis pinigų, visus juos pašalino. Dabar belieka jį surasti. O kas bankė padėjo padegamąjį užtaisą ar banko kameros užfiksavo Siudą? Šito mes nežinom, įrašuose Siudos nėra. Na va kaip. Who's that guy? He's yours. Well, then tell me. Heard from you over a year. Just took off. My son, I should be around him. I was around my kid. My hands are down. How are you gonna take care of him? I can't think of another line of work that I can be in. You're so smart. You can do anything you want. Gine? Just don't understand why you're doing this. I'm a cop. Pajuokauji, kur? You got a kid. I'm providing for that kid. You got Gerai, važiuoju. use your skill set. And your skill set, shit to hell. Turiu važiuoti. Everybody wants to live, put your hands in the air. 105 in pursuit of suspect. 104, I got a visual motorcycle. Sveiki. Nesveikas. Nepatikėsi. Kai jūs ėmėte jo butą, jis jau buvo daboklėje. Tiksliau saloje. Ryte policijos patruliai sulaikė girtą vyruką, kraujyje kiek 2 promilės alkoholinė mažiau ir jis buvo nuvežtas kur? Į salą. Pala. Kaip viskas buvo, kaip jis sulaikė? Sakė, mėtė daiktinės butelius į patrulius. Na, tiksliau į automobilį. Po to jie apsistumdė, vienas trenkė policininko, tie panaudojo dujas, viskas. Tai ką, turi 4 gaisrininką, ne, kuris suorganizavo bendrininkus, suorganizavo planą, apiplėšimą, visą kitą, tada šaltakrauškai juos visus išguldė, taip? Jis panašus į šitą reikalą. Išlys truputėlį, gerai? Kaip čia? Tiesą sakant, tai šikna. Mėtyti butelius į policijos automobilį nelabai tinka bičiui, kuris ką tik apiplėšė banką. Taip. Ką jis žino, ko klausinėjai? Nieko nežinau. Klausinėjau visko apie patrulius, biografiją, šiaip visokio briedo, tik apie banko apiplėšimą nieko neklausiau. Vadinasi, jis galvoja, kad sėdi čia už tai, kad užpuolė patrulius, ja? Greičiausiai taip. Kučinskas dar pas mus, taip? Jo, kem 8 valandos dar nepraėjo. Taip, reikia, kad jie vienas kitą pamatytų. Darom taip. Kažkas tegul Kučinską veda koridorium pro tualetą, tu įmė Siudą ir vedi pamirštą. Turbūt jau užsimanė. Ir ten tegul jie vienas kitą pamato. Supratai? Jo. Gerai, pirmin. Viskas Siuda, darom pertrauką. Nori atsigert, parūkyt, sisiuko. Ir Tulika norėčiau. Kairė ranka. Stokis. Kai jis vienas pro kitą, užsimink Kučinskui, kad tu jį paleisi. Ten apie asmeninių daiktų grąžinimą, supratai? Gerai. Bet taip, kad Anas girdėtų.
bus padaryta. Ir žiūrėk, nepervaidink, nes nepatikės. Supratai? Noriu rankas nusiplauti. Laukis greičiau. Pasirašysit popierius ir būsit laisvas. Turėsit kaip grįžt namo. Ranką. Sėsk. Duokim jam minutėlę, tegul atsigauna ir įvertina situaciją. Paskui aš užėsiu pas jį. Tai ką, rimtai paleidžiam Kučinską? Manau, kad taip. Žinoma, priseksim uodegą. Nieko nebesuprantu, paaiškink. Manau, kad visas šitas patrulių užpuolimas yra dirbtinis. Šitoks cirkas netinka sudai. Čia sėdė ne šiaip savo koks mėgėjas. Šitas berniukas yra recidyvistas. O kas čia vyksta iš tikrųjų, aš irgi norėčiau žinot. Storas, Arklys, Tomas Aronas. Markšelė banko valdytojai uždūsų dūmais. Tavo laimės juda, kad pas mus jau nebetaikoma mirties bausmė. Todėl visą savo likusį šūdiną gyvenimą praleisi už grotų. Bet zonai tu visai neblogai jautiesi, ar ne? Radom tavo piršto antspaudo storobutę. Turim Kučinsko parodymus. Turim mikropėdsakus. Neturi alibi nei banko apiplėšimų, nei visoms žmogžudystėms. Žaidimėlis baigtas. Ir nepadės butelių mėtymas į patrulius ir apsimetinėjimas durneliu. Kur ginklas ir kur pinigai iš banko? Banke buvau kartu su jais. Naktį nuėjau pas Storą. Norėjau su juo pasikalbėti. Bet kai kas man nepatiko, Storas gulėjo ant grindų. Supanikavau. Skambinau Tomukui Saronui. Neatsiliepė. Kai grįžau namo, supratau, kad kažkas tenai yra. Pagalvojau, kad saugiausia bus už grotų. Dėl to ir sugalvojau visą šitą cirką su tais butelių mėtymais patrulius. Ko bijai? Padarėt klaidą išleisdamas Joną Kučinską. Rūta žalioji. Kučinskas išėjo? Jo, tika. Bet mūsiškiai seka. Taip, stebi įdėmiai. Pamatysi, ką nors pažįstamą, iš karto stabdai. Pagal apsaugos programą, aišku, neisi, bet jeigu bendradarbiausi, teismas atsižvelgs. Supratai? Žiūrim. Palauk. Stop. Stabdyk. Atsuk biškį atgal. Palauk. Stop. Stabdyk. Atsuk biškį atgal. Čia? Aha. Šitą žinau.
Dar iš zonos. Iš Pravieniškių ateidavo pas mus psichologas. Neetatinis šiaip kažkoks. Šumskas pavardė. Vardo neprisimenu. Ja. Žiūrėk, radau. Marijonas Šumskas, 56 metai, pensininkas, pažengusi astma, paskutinė darbovietė psichologinė konsultacija Basanavičiaus gatvėje. Ankstesnis darbas buvo psichologo specialioje mokykloje Savanorių prospekte. Ir čia nėra nieko apie darbą Pravieniškių kolonijoje. Nustepčiau, jei būtų. Va, prirašytos pastabos, ligotas, nuolat naudoja inhaliatorių, butas kuklus, vyras sunkiai juda, ima trūkti oro. Adresas yra? Adresas. Klausau. Ką tik? Gerai, sėdėk ir stebėk. Kučinskas ką tik savo automobiliu atvažiavo į Antakalnio gatvę. Antakalnį? Taigi va, Antakalnio 49. Čia ir gyvena Marijonas Šumskas. Mariau, Brigita, važiuojam. Tai kam aš tą kavą čia darau? Va, viršininkas išgers, važiuojam. Tik atsargiai jūs ten. Ir ką? Prieš 10 minučių atvažiavo ta mašina, tas langas. Su šviesa? Jo. Durys šitos? Ne, šitas. Stiprinimą turit? Važiuoja. Kur kiti jūsiškiai? Vienas automobilyje už namą, kitas kieme. O, žiūrėkit, kažkas vyksta. Šviesa užgeso, turbūt išeina. Pasakyk, kad būtų pasiruošę. Tu bėk už mašinų, pridengsi mane. Tavo ginklas kur? Ką žiūrovai būsi? Išeina. Neišvienos policija! Stovėt! Rankas aukštyn! Krepšį ant žemės! Čia ant žemės! Brigita! Stovėt ramiai! Čia kažkoks nesusipratimas. Ant žemės, greitai! Sakau, ant žemės! Nereikia nervinti. Stovėk ramiai. Dar pasidarysit savo kažką su tuo Šausiu! pistoletu. Tuo aš tau padarysiu kažką su šituo pistoletu. Ačiū, seniai. Greitai kvieskit. Tuoj tau reikės katafalko šūlę. O ne greitosios. Ačiū, seniai. Jeruška. Tebūnė čia už visus tos kartus, kai tu man subinė gerai. Neblogai tas astmatikas bėgioja. Taip jau ir neblogai. Vėl tiesiog sensti. Eita, paršelė.